Balandžio 11. Dafiga sniego turim Vilniuje, bet sakoma, kad dienos metu bus plius 17. Venecijoje. Tai ką rengtis? Magic. Popietė, jau pėstutei nulenka oro uostą, turiu 2 naujus šeimos narius, jie irgi nori keliauti, tikiuosi avalynė pasiteisins, nes Italijoje nebus lietaus ir plius 17, tai turiu iš to. Tai va, skrendam į Veneciją su 2 draugais, mes esame visiškai skirtingi, vienas yra perfekcionistas, rimtas dėdas, kitas visiškas frikas, o trečias didžiausią laiko dalį būna nelaimingas. Bet kas yra kas, aš nežinau, jeigu jie norės būti kadre, aš juos pristatysiu, jeigu ne, nu tai ne. Tai o kol kas neatsijunkit, labai tikiuosi, kad tai bus stiprus epizodas. Ir welcome to a brand new video. Keliaukim kartu. Ir čia kaip tik ta vieta, kur Boeingas praeitais metais krito ir dužo. Čia kažkur 200 metrų nuo mano namų. Tai vat, gyvenimas trapus. Viskas išmyrė. Liūdna. Nu, žiauriai šalta. Tikiuosi, kai grįšim, bus jau šilčiau. Žada plius 20. Dabar šala ir šala. Nežinau, plius 1, gal plius 3, ką žinau. Easy peasy. Let's go. Atrodo blogai. Mūsų lėktuvėlis atvažiavo. Panašu, kad mūsų skrydis nevėluoja, tai po 2 valandų 25 minučių būsiu ant tvirtos žemės, taigi neatsijunkit, pasimatysim po sekundės. Cabin crew, thank you. Boarding completed. Nu ir ką jūs galvojat? Ne karšta, ne karšta. Aš žadėjau paklausti šitų ponų, ar jie nori dalyvauti filmavime, ar ne. Nežinau, kelius kadrus galim pabūti, ar ne? Tai dalyvaus. Gerai. Covidas niekur nedingo. Laikykitės atstumo. Dabar turim nuspręsti, važiuosim su viešoju ar eisim peškom. Vienas va veikėjas sako, varom su takso. No! My lovely Fiat Multipla. Enjoy. Enjoy. Perfect. Pirmas dublis pats geriausias, čia jau trečias. Tai va, su taksu 5 minutės kelio apie 5 km. 10 eurų, su specialiu autobusu, kur veža iš aerouosto 10 eurų žmogui, bet mes su miesto viešojo transporto važiuojam už 4. Nu, gal ir nepigiai, bet vis tiek geras dylas palyginus su. Central Station, jo papa. Good. Content. Nu, bendrai paėmus, visai neblogai, jau šilčiau čia, vėjelis taip nepučia, tai gyvent galima. Ten kortelė gal kokia, ne? Raktas. No, it's Key? of course, key to my heart.
Užeikit, nes... Давай. Kiška. Замок просит. Prašom. Nu galingai. Ну, что тут есть? Rūmtūras. Vienas kambarys. Šikanas. Dar vienas kambarys. Nu pažiūrim, kas čia yra. Nu neblogai. O čia šviesa irgi. Vo, šitą romantišką. Čia aš savo gal paimsiu. Ką čia dar turim? Turim čia. O, dar vieną šikaną turim. Nu, normaliai. Ir čia pas mus vyks tūsai. Opa! Patinka, aš net nežinau, kiek už tai sumokėta. Žilvinas kažkiek paėmė iš manęs pinigų, aš nežinau. Ir nenoriu žinot. Manau, kokie 1,5. Interesting. Nelįsk, kur nereikia. Wow. No water. Tikimai, tai šeimininkas, tai turto. Tai dabar Susaninas veda mus kažkur paėst. Jie nori apirolio su peronį pamaišyti. Aš paspoksosiu. Palika niukšną. Ką žinau. Gerai, man patinka tokias koniušnes. Kontentas. Uždaryt reikia. Nusmirda tikrai kaip koniušniai, tai man labai patinka, aš čia galiu gyventi. Aliejus, alyvuogių, maišiukose parduodamas. Alyvuogių aliejus. Man atrodo, visiems atnešė vienodą, tai su to tave ir sveikinu. Давай, если kažkokį kitą. Numero 1. Focaccia. Yes, with bacon. Nečiupinėt. Michelin. Лощиша, vienu žodžiu. O čia kebabs. И как? Вот. 8:06. Mes turim lobby. Va čia kamera blogai filmuoja. Bet va jau geriau. Mūsų lobis. Gavom šiek tiek alaus. Bet nežinau, ar gersim šiandien. Taigi, geriai žmonės, finalizuojant šią dieną, esu savo asmeninėse apartamentuose. Aš nužudžiau 3 alaus, tai yra žiauriai daug man. Ir man draugai pasakė, kad rytoj 8 ryto turi būti pasiruošęs, nes mes varysim eksplorint Venecijos centrą. Aš pasakiau, be šansų, būsiu pasiruošęs 11. Taigi, tikiuosi, jums patinka, kai mes čia filmuojam. Pasimatysim su jumis labai greitai. Aš einu miegoti, tai iki rytojaus. Ate.